Laidą pristato leidykla Alma Litera. Nykštu, ką tu čia darai? Ilsiuosi ir mėgaujuosi tyla. O kodėl tu ilsiesi? Kodėl tu ilsiesi? Todėl, kad pavargau ir noriu pabūti tyloje, kakę makę. Kam tau tos tylos reikia? Ir išvis, ką tu šiandien veikei? Kodėl tu tyli, netylėk? Kakę makę, tu esi labai gera mano draugė, bet ar negalėtum truputėlį patylėti? Aš labai pavargau, nes lankiausi pas daugybę netvarkingų vaikų ir labai pavargau. Na gerai jau, gerai. Gerai, Nykštuk, jeigu tu su manim nešnekėsi, aš susirasiu tokį draugą, kuris su manimi šnekėsis. Labas, žuvyte, kaip tu laikaisi? Seniai šnekėjome. Žuvytė sako, kad laikosi labai gerai ir dar sakė, kad visiškai netingi su manimi bendrauti. Ir žuvytė, žinai, kadangi tu esi tokia gera mano draugė, aš tau pasakysiu paslaptį, tik tu jos nesakyk, Nykštukui. Dabar tu pasakyk man savo paslaptį. Kokia gera tavo paslaptis. O, aš jau pailsėjau, turiu energijos, dabar eisiu žaisti su savo geriausia drauge kakę makę. Ką čia taip įdomiai kalbate? Aš pasakiau žuvytei paslaptį, jinai man pasakė paslaptį. O ką? O, kokią paslaptį? Nesakysiu, čia yra mūsų paslaptis. Mes negalim jos išduoti niekam. Bet kakę makę, juk aš esu geriausias tavo draugas, o tu man nesakai paslapčių. Viena čia su žuvytė juokiesi, man yra labai nemalonu. Mano paslaptis yra kur kas didesnė. Na, bet gerai. Pasakyk. Na, gerai. Bet tu turi prisiekti, kad niekam niekada neišduosi tos paslapties. Gerai. Prisiek savo kakės makės kelnėmis. Prisiekiu savo kakės makės kelnėmis, kad niekada neišduosiu netvarkos Nykštuko paslapties. Visi girdėjo? Taip. Gerai. Man dėl šitos paslapties yra labai gėda, nes aš, netvarkos Nykštukas, vieną kartą nesusitvarkiau savo kambario, nes buvau labai pavargęs. Netvarkos Nykštukas vieną kartą nesusitvarkė savo kambario! Dabar visi vaikai žinos, kad netvarkos Nykštukas vieną kartą buvo nesusitvarkęs kambario. Ai. Nepyk, bet tavo paslaptis juokinga. Kakę makę, juokinga tai juokinga, bet niekas geriausi draugai vienas kito paslapčių neišduoda. Ir tu, vadinasi, nesi geriausia mano draugė. Viskas, aš išeinu. Nesuprantu, ko tas netvarkos Nykštukas supyko. Jokia čia nepaslaptis. Aš, pavyzdžiui, kokį 100 kartų esu nesusitvarkiusi savo kambarį. Ką sakei, žuvytė? Gerai padariau, kad išdaviau Nykštuko paslaptį. Vaikai, jūs neišduokit jokių būdų jo paslapties, gerai? Laidą pristato leidykla Alma Litera. Laidą pristato leidykla Alma Litera.
Makė. Labas, kokia Makė. Bičiuliai, ir toliau siūskite mums savo filmukus. Ir nepamirškite būti draugiški su savo draugais. Ate. 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 Laidą pristato leidykla Alma Litera.